O kas, jeigu ramybė slypi jau šioje akimirkoje? Mindfulness praktikos šiandien yra vienos labiausiai tyrinėjimų psichologijoje. Vos 10 minučių kasdien skiriamo dėmesingo kvėpavimo gali sumažinti streso hormonų kortizolį, pagerinti nuotaiką ir sustiprinti dėmesio koncentraciją. Tyrimai taip pat rodo, kad 8 savaičių mindfulness pratybos yra tokios pat veiksmingos mažinant nerimą, kaip kai kurie vaistai nuo nerimo. Tai reiškia, kad buvimas čia ir dabar ne tik graži idėja, bet ir moksliškai pagrįstas būdas stiprinti emocinę savijautą. Mindfulness iš esmės paprasta praktika, daranti nepaprastą poveikį mūsų protui ir kūnui. Tas pats kaip fotoaparatas. Fokusas į čia ir dabar atskleidžia labai ryškų vaizdą. Ką šiuo metu gali pastebėti? Kvapą, gal garsą, o gal net mintį, kuriančią tavo rytojų. Pasidalink komentare, kokia praktika padeda tau grįžti į čia ir dabar. Ačiū, kad žiūrėjai.